Sveiki, mėlyjeji tinklalaidės klausytojai. Sveikinu Jūs su atėjusiu pavasariu, nors prie manęs dar matote truputėlį sniego. Aš ką tik grįžau namo iš restorano pavadinimu Dziorigo ir kalbėjausi su jo savininku, su Daniele. Danielė jau 10 metų gyvena Lietuvoje, o jo restoranas Vilniuje veikia jau 2 metus. Mano nuomonė, tai yra geriausios picos Vilniuje. Taigi, jeigu dar neragavote maisto pas Danielę, siūlau apsilankyti. O mes su juo šiandien kalbėjomės apie daug skirtingų temų. Pavyzdžiui, apie temą, ar sunku turėti restoraną. Ar tai yra labai sudėtingas verslo modelis. Kaip jam sekasi gyventi Lietuvoje. Kodėl jis nusprendė čia likti. Kuo Lietuvoje gyventi iš tikrųjų yra geriau nei gyventi Italijoje. Taigi mes apie visas šias temas šiandien pasikalbėjome su restorano savininku ir jūs tuo išgirsite mūsų pokalbį. Tačiau prieš pradedant noriu jums trumpai parekomenduoti prisijungti prie mano lietuvių kalbos kalbėjimo klubo, kuris vadinasi Kalbėk lietuviškai. Tai yra klubas skirtas B1 arba aukštesnio lygio lietuvių kalbos mokiniams, kuriame mes diskutuojame apie įvairias temas. Praeitą savaitę mes diskutavome apie paveldą ir apie paminklus. Ar verta palikti paminklus skirtus Kolumbui Lotynų Amerikoje? Ar verta nugriauti visus sovietų paminklus Lietuvoje? Tai yra tokia kontroversiška tema, visi turi savo nuomonę ir už tai be galo įdomu pasikalbėti apie tokias įvairias, galbūt kartais šiek tiek kontroversiškas temas. Ir galite tikėtis įvairių pokalbių mūsų kalbėjimo klube, bet jeigu jūsų lygis dar nėra B1, o tik tai galbūt A2, turime klubą ir jums. Ten mokysimės labiau funkcinės kalbos. Kalbėsimės apie darbą, apie keliones, apie pomėgius, apie visas temas, kurias galite sutikti A2 lygyje, ruošiantis aukštesniam B1 lygiui. Taigi, apsilankykite viename iš mano kalbėjimo klubų ir mes padiskutuosime daugiau. O dabar jūs palieku su Daniele ir linkiu gero klausimo. Tai ką, labas Daniele. Labas, Pauliu. Labai malonu būti tavo restorane. Malonu būti čia ir su saulė, šviečia. Jo, pagaliau saulė išlindo, ar ne? Ja. Šį metų kaip knygas. Kiekvieną sezoną žiemą su daug sniego. Jo. O dabar pavasarį pradėjo nuo 1 kovos iš karto saulė ir sniego ištirpo. Jo. Kaip galima paaiškinti vaikams sezonai. Atvažiuokit į Lietuvą, pažiūrėkit. Ja. Žinosite, kaip pas mus sezonai. Jo, labai malonu. Smagu, kad mes radome laiko, kada galime susitikti kartu tavo restorane, nes mes planavom šį susitikimą jau galbūt keletą mėnesių turbūt, ne? Kalbėjom, bet abu labai užimti. Labai užimti ir dabar atradome laiko. Tai, bet labai įdomu, čia yra tavo restoranas, bet tu sakei, kad tu atėjai iš ofiso. Taigi, kaip čia gaunasi? Čia biškai ilga istorija. Pradėjau dirbti ofisą beveik prieš 7 metų. Aha. Ir beveik prieš 3 metų norėjau atidaryti restoraną. Ir atidarau prieš maždaug 2 metų dabar, kad turiu restoraną. O ofisas yra man, kaip pasakyti, saugu. Duoda man saugumą, nes turiu mažas vaikas, būta su paskola ir viskas. Restoranas yra rizika, nes daug dalykų gali nuteikti. Mano pirmą verslą, nežinau. Ir dėl to aš galvoju turėti kol kas abu darbą. Dėl to dar dirbo ofisą, bet restoranas buvo daugiau kaip mano, galima pasakyti, svajonė. Nežinau, jeigu svajonė, bet norėjau labai nuo vidų keli metų jo atidaryti. Ir pagaliau atidarau. Ir žinai, aš su drauge dažnai čia ateiname, mes dažnai ateiname pasimti, tarkime, maisto išsinešimui arba valgyti vietoje ir vis galvojam, pavadinimas yra ZIO RIGO. Aha. Ir galvojam, ar čia Žiorigo, ar Ziorigo, kaip itališkai ištarti tavo restorano pavadinimą? Dziorigo. Kaip? Dziorigo. Dziorigo. Dziorigo, jo. Dziorigo. O, tai reiškia, nei Žio, nei Zio. Dziorigo. Zio, jo. Pas mums Z yra taip, kaip Z. Kaip Z, kaip zebra. Aha. Jo, Dziorigo. Ir ką tai reiškia? Reiškia Dede Rygo. O čia klausimas, kodėl Dede Rygo? Čia yra dėl vaikystė
kaip pasakyti, ne broma, jokas, nes, tipo, dzio pas mums vaikystė buvo kaip dabar berniukai sako, seniai. Aha, tio. O Rigoni yra mano pavardė. Ja, kaip tio, ispaniškai tio, itališkai dzio būtų, ja. O Rigoni yra mano pavardė, tada dzio Rigo yra, tipo, seniai Rigo. O aišku, dabar man nieko nereiškia, tik man skamba gerai, yra kažką už mano vaikystę ir aš galvoju, aš padarau tokį logo, kur biški, nežinau kaip aiškinti lietuviškai, gal ironika, tipo stereotipą, italas su baltas maik, tai rodo ženklą. Nu, aš galvoju, ir duodu tokią nesąmonę vardas, Dzio Rygo, tai seniai Rygo. Bet labai gerai, labai prilipo, nes mes dažnai čia praeidavom ir pavyzdžiui, aš netoliese nuomojuosi butą ir mūsų buto savininkai, jie sakė, oi čia prie namų yra viena labai gera pizzerija. Sako, va, čia italas yra, kuris turi savo pizzeriją, sako, super gera pizza ir sako, visiškai šalia namų. Ir mes po to su laiku galvojam, nu, kur ta pizzerija, kur mums čia sakė, žinai, ir mes čia vaikščiojom tiesiog. Ir va taip praeidam ir matom, o, Dzio Rygo, galvojam, turbūt čia. Ir tu jo, čia. Geras, ant logo, gal gali suprasti, kad pizzą parduodu, bet gal ne iš karto. Ir šitą gatvę nelabai pagrindinė, nėra daug žmonių, kur vaikščioja, jeigu negyvena tikrai aplinkoje, nes yra, nu, tam per Karnaves ir linkmenų daugiau Giedraičių. Bet čia tikrai reikia žinoti tokią Daugėliškio Šatros gatvę. Kampelis, bet tu sakai visai neseniai, va, pradėjote šį verslą prieš porą metų, ar ne? Porą metų, gegužė bus 2 metai. Ok. Tai restoranas gana naujas, kokybė labai gera, personalas labai draugiškas, man labai patinka personalas jūsų, visą laiką pasisveikina, aš kartais net einu čia pro šoną ir kažkas, ten keba pizzą, labai draugiškas personalas, reiškia, viskas einasi gerai. Ir kaip tik galvojau, apie ką su tavim pasikalbėti, žinoma, norėsiu pasikalbėti apie tave, kaip tu atsiradai Lietuvoje, kaip taip gerai pramokai kalbėti lietuviškai, bet tuo pačiu metu ir norėjau pasikalbėti apie tavo restoraną, kadangi, kaip tu sakei, restoranas yra toks turbūt sunkiausia verslo forma. Ar ne, kai yra verslas ir atidaryti restoraną, tiek daug visko yra, tiek apie daug viską mąstyti, yra žmonės, yra produktai, yra klientai, yra nuoma, yra viskas iš esmės. Ar labai sunku turėti savo... Yra gamykla, yra production, nes kaip pizza maisto gamykla, bet gyvai ir čia yra dėl stresas. Nes jeigu aš įsivaizduoju, jeigu yra gamykla, po to atsikariai reikia parduoti tokį prekės ir turi laiko planuoti, kada gaminti. Gamykla gaminti, ne? Žinoma. Ir arba jeigu tik aptarnavimo, bet su jo pasiruošta prekės lengviau, tipo mes, kai dirbam su gėrimai, yra žiauriai lengviau, negu o maisto gamykla ir aptarnauti, ir sulaikus, ir aišku, visi nori valgyti tas pats metus, ir labai sunku suprasti, kelintą valandą šiandieną bus visi kartu, nes ten yra per bangą, mes sakom, kai dirbam, yra banga, po to biškai sumažina, po to antrą bangą ir tu nelabai, čia nelengva. Vyksta, ar ne? Ir reikia personalas, kur nestresuoja, jeigu visi kartu ateina, visi nori gal sėdėti, nėra vietos, visi nori valgyti ir kartais greitai, bet greitai ne visą laiką įmanoma, ir reikia, čia yra tokie stresas. Nes kas man patiko su tavo personalu, pavyzdžiui, net jeigu čia yra pilna žmonių, vaikšto, tarkime, padavėja ar padavėjas ar kažką, bet tu nejauti įtampos, kaip tu sakei, ar ne, nejauti to streso, nes kartais, kai būna daug žmonių, jauti, kad visi personalo darbuotojai labai įsitempia. Ir tada tu kaip klientas irgi tampi įsitempęs, ar ne, tu irgi jauti tą tokį vidinį stresą. Bet pas tada, kai mes ateinam, mes matom, kad yra daug darbo, bet viskas okei, žinai, tai va šitas gerai. Aš bandau paimti žmogus, ne tik dėl
kaip pasakyti, dėl gebėjimų, skills, gebėjimų. Dėl gebėjimų skills ar dėl aptarnavimo super, super aukštą lygą. Man svarbiausias yra charakteriai ir kai pradėsim dirbti kartu, aš visą laiką paaiškinu mano kultūrą, kad čia yra tipo paprasta vietos, nereikia, aš galvoju, aptarnauti kaip fine dining ar viešbutis. Ja, teisingai. Bet svarbiausias yra viena taisyklė. Kaip klientai yra kaip svečių namų. Tipo, aš turiu tokį konceptas, man. Tu nori visi sėdėti, tu nori malonu, tipo, kad tu pakvieti svečių į savo namas. Ir aišku, nori, kad turi geras laikus ir tik dėl to aš bandau, kad čia man yra svarbiausias. Po to kleida ar viskas kita, man yra nesvarbu, žodžiu, yra žmogiška. Visi dirbam, žmogiškas ir nežiūriu, kaip tarnaujame. Svarbu, aš galvoju, nuotaikai, kad nes man viena blogiausias irgi dalykų yra, kad kaip klientas einu į restoranas. Ir kartais jaučiu Lietuvoje daugiau negu Italija, nes aptarnavimo kultūra, aš galvoju, silpnesnė vidutiniškai. Pritariu. Ir aš jaučiu, kad tipo, nenori, jeigu yra pilna restoranas, nenori, eini viduje ir sako, žinokit, 50 minučių laukite meistas, tipo, nori panikuoti. Ir aš galvoju, nu gerai, gal lauksiu. Ar tikrai norite laukti? Nu gerai, dabar reikia laukti stalas. Tada galvoju, okei, čia nieko nenori, kad aš valgysiu. Čia. Jo. Ir būna, dėl to bandom, kad pas mums nebūtų taip, bet ir virtuvėje irgi aš paėmiau žmogus be patirtis, nulis patirtis, nes man lengviau, svarbu su pozityvo mentalitetas ir kad nori išmokti ir čia gaunu gerą rezultatą, nes dabar turiu kepėjų, kur 2 metų, o 2 pica kepėjų, kur 2 metų dirba. Nuo pradžio beveik dirba su manęs ir daro viskas, kaip aš svajoju. Nu, tokia pasaka. Ir sunkiau, jeigu kažką galvoju turėti daug patirtis, kartais yra sunku. Ir man tas pats, gal kaip darbuotojas, yra sunku kartais būti humble ir išmokti iš naują stilių, kur kitas žmogus nori ir adaptuoti. Nu, tada aš jaučiu tokią sistemą, kol kas man. Žinok, aš labai tave suprantu, nes pavyzdžiui, aš su drauge mes šokame tango. Mes turim tokį hobį jau nuo COVID laikų, nuo pandemijos pradėjome mokytis ir jau praėjo nemažai metų. Ir žinai, su tango yra turbūt kaip su maisto gaminimu, nes kiekvienas mokytojas moko truputį kitaip. Kaip ir, žinai, kiekvienas žmogus, kuris gamina maistą, gamina kitaip, aišku. Ir kai tu ateini jau su žiniomis pas naują mokytoją, dabar turim labai gerus mokytojus, tikrai. Ir reikia iš naujo išmokti, reikia persimokyti. Tai mes turim įgūdžius, bet tie įgūdžiai nėra geri, jie yra blogi iš esmės. Mes išmokom nelabai gerai. Ir dabar mums reikia ne vien išmokti kažką naujo, bet pamiršti, ką mes mokėjom prieš tai. Tai aš man atrodo, čia panašiai, kai ateina žmogus su patirtimi, galbūt tu nori, kad ir tas maistas būtų gaminamas truputį kitaip. Ir labai sunku pamiršti, ką tu darėjai anksčiau, geriau gal kartais tiesiog pradėti nuo nulio, ar ne? Teisingai. Arba, čia aišku, priklauso kokį mentalitetas, jeigu tu, kaip pasakyti, humble lietuviškai. Humble toks, toj pagalvosiu, nenuolankus. Žinai, mes lietuvių kalboje nelabai turim gerą tokį žodžiui humble, bet toks, jeigu kažkas žiūri šį video šiuo metu ir turi atsakymą, parašykit mums komentaruose, kaip yra humble, bet tai yra dažniausiai verčiama kaip nuolankus, bet nuolankus yra šiek tiek kitaip. Sunku, nėra vieno žodžio, aš manau. Nes, tipo, jeigu tu nori išmokti naujo, turi patirtis, tipo, šokti, bet nori žinai, kad yra mokytojas, kur kitaip mokė, tau reikia pamiršti, bet tu nori padaryti taip ir tu negalvoji, kad tavo stilių yra geriau. Tada viską galime ir patirtis liuks. Bet yra sunku rasti, nes čia reikia dirbti su savimi ir galvoti, aš nesu geriausias, dirbu gal 10 metų tokie darbą, bet čia man reikia dirbti kitaip ir man reikia išmokti, čia yra labai sunku. Dėl to man lengviau, be patirtis.
Jo, smagu girdėti. Ir tarkime, man atrodo, gal tai yra susiję ir su kalbų mokymusi, nes tu puikiai kalbi lietuviškai. Kiek tu laiko jau esi Lietuvoje? Beveik, ši žiema bus 10 metų. 10 metų, ar ne? Ir ar gali papasakoti savo istoriją, kaip tu čia pakliuvai? Nes, nežinau, gal tu pažįsti daugiau italų Lietuvoje, bet aš mačiau 2, kur aš pažįstu. Tai va, tu esi antrasis. Tai gal jų yra daugiau, bet tai yra vis tiek labai įdomu, kaip tu čia atsiradai. Gal dabar yra daugiau. Kai pradėjau gyventi, nebuvo daug. Buvo visiškai mažiau užsieniečių, aš galvoju, prieš 10 metų. Ir, galima pasakyti, aš esu irgi meilės emigrantas, nes daug ir taip. Aš susitikau su mano dabar žmona, su lietuvių mergina Grekijoje. Abu buvom dirbti Rodo sala 2015 metų. Vasarą darbo, abu studentai. Ir aš baigiau studijuoti, o mano žmona dar reikėjo baigti 1 metų universitetą. 2 metų, sorry. Tada 1 metų aš grįžau į Italiją, buvo dirbti Italijoje, buvo Lietuvoje ir susitikom kartais, keliaujam kartu. Po metų long distance relationship, kaip galima pasakyti lietuviškai? Galima sakyti draugystė atstumu. Draugystė atstumu, Po metų draugystė atstumu pradėjau čia, mačiau, kad rimtesnė buvo viskas ir pradėjau čia gyventi. Planas, iš tikrųjų, aš nežinojau Lietuvoje. Mano žmona dar prieš 10 metų galvoja, kad visur Europą gal, nežinau, kaip Vokietija ar Italija irgi gyvenam geriau. Aš galvoju, gal būtų geriau, gal daugiau galimybė uždirbti geriau kitur. Bet kai aš pradėjau gyventi čia, mačiau, kad iš tikrųjų gal prieš 10 metų tikrai atlyginimas Italija buvo didesnė. Bet galimybė uždirbti ir darbo kultūra buvo blogiau. Ne Lietuvoje. Lietuvoje. Ir aš radau čia daugiau galimybę, nes čia viskas, mačiau, kad Vilnius tokia dinamiškas miestas, nustatė visur, atidaro vieną taškelį, uždaro ten, atidaro naują, yra daug dinamiškas. Ir buvom jauni, nes turėjom 21 metų abu, ir galvojam, tokia jausmas yra faina, nes iš kur aš esu Italijoje, viską uždaro, nieko nenustatė naujo, yra biški žemo ir žemo. Viskas eina žemyn. Ir galimybė dirbti yra mažiau ir čia buvo, nežinau, man duoda gerą perspektyvą buvo Vilnius. Ir mačiau, aišku, buvom čia dirbti 2 metų, mačiau, kad po biški atlyginimą auga viskas. Dabar galiu pasakyti, kad dabar atlyginimai tas pats. Jeigu dar tech field geriau Vilnius negu Milanas, nekvalifikuota darbos gal dar biški aukštesnė Italijoje, bet panašus. Bet nežinau, man čia saugo, yra daug pliusas, kur mes malonu, kad čia gyvenam. Labai įdomu, nes tu jau esi čia 10 metų, taigi tu matei, kaip Vilnius, kaip Lietuva, kaip viskas keičiasi 10-mečio perspektyvoje, ar ne? Tai kai tu atvažiavai, tarkime, 2016-aisiais, jeigu aš neklystu, tai, Vilnius, Lietuva buvo kitokie ir dabar jau ir tos algos yra normalesnės. Aišku, kaip sakei, nekvalifikuojamas gal dar ne, bet įdomu, kur sakei, kad tau patinka tas dinamiškumas, ar ne, kad atsidaro naujos vietos, statomi nauji pastatai ir taip toliau. Ar tai pagrindė, kaip paskatino tave pasilikti? Kas nusprendė? Tavo žmona, tu ar jūs kartu? Kad, žinai, vis dėlto liekam čia. Čia buvo nelengva procesas, nes mes buvom abu, kaip pasakyti, no root people, man nereikėjo būtinai būti Italijoje, jie ne Lietuvoje, mes žiūrim patirtis kažkur, mes norėjom gyventi daug. Jeigu mes galime pasirinkti dar dabar, optimalų planas būtų gyventi biški ten. Aš noriu, turėjom galimybę 2017, 2018, 2019 keliauti.
Buvom backpackeriais, Pietus Azija, keli mėnesiais, Pietus Amerika. Tokie, uždirbam biški čia ir keliaujam ten, kur pigiai, aišku, nes čia negalėjom uždirbti daug. Ir po to iš naujo darom tokie, buvom jauni, bet neturėjom nieko. Galėjom keliauti ir grįžti ir dar uždirbti, galėjom, dabar suveikas, aišku, kitaip. Bet, ir kodėl Lietuvoje yra geras kompromisas, aš galvoju, Europą. Aišku, jeigu žiūrim dėl laisvo laiko, gal palyginime su Italija, ar gal kitos šalis, kur turi kalnai, Italija turi daug jūros, geresnė oras. Laisvo laiko galima, aišku, turėti daugiau pramoga gamta. Kita gamta, ir daugiau mėnesis, nes čia žemė, aišku, yra sunkiau padaryti viską. Oi, faktas. Bet, ką tik baigėsi, nes vasara, aišku, gražus, nėra kalnai, reikia skristi kažkur, jeigu nori žemės leidinėti, vasarą trekkingiant. Turim, ko turime, reikia gerą dalyką apie Lietuvoje, kad žmogus apresuoja. Žmogus vertina. Žmonės vertina, ko turi. O mes Italiją nelabai darom. Turim daug, nelabai darom. O čia aš mokėjau vertinti, ko turim ir čia labai geras. Kodėl čia žodžio ne kitų vietos yra, nes ramiau gyvenam ir vis tiek per metų, jeigu nesi super turtinga, reikia dirbti didžiausias laikos per metus, vis tiek mes dirbam. Ir mes geriau čia dirbti, turėti šeimą čia geriau, kaip pasakyti, socialinės garantijos geresnės, motinystės atostogos ilgesnės. Šitas teisingai. Dėl to saugu. Čia man yra labai svarbu, nes Italija, miestas didelį kaip Vilnius, kur turi visi komfortus didelį miestas duoda, visa pramoga, kur didelį miestas duoda, yra nesaugu daug kartą. Ir čia galiu ramus, čia 99% mano žmona gali visur būti ir kai tamsus, vaikas, ir man ramus, aš negalvoju, kas čia nutiks. Ir apie manęs irgi, turiu restoranas, atidaryti duris 10 valandą naktis per žemę, kur nėra klientai ir neturime daug problemų. O Italija nebūtų taip, būtų kitaip ir blogiau kiekvieną metą, turime daug problemų ir su migrantai, ir nesu migrantų. Visa sistema nelabai gerai dirba, čia saugumo yra problema, o čia ramiau gyvenam dėl to irgi. Daug daugiau žmonių Italijoje, vis dėlto mes kalbėjome 65 milijonai žmonių. Aišku. Lietuvoje 3, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau problemų. Būtinai ir dėl to yra, čia yra sunku tema, gal yra daug. Oi, faktas. Aišku. Turiu draugų iš Italijos, kadangi studijuoju Europos studijas. Mūsų programoje yra žmonių iš visų Europos šalių praktiškai ir už Europos ribų, kitų šalių. Ir turiu keletą draugų iš Italijos per savo universitetą ir mes irgi diskutuojam daug apie Europos migracijos politiką, įvairius dalykus, ką mes darome. Pavyzdžiui, buvo Italija, Albanija, migracijos susitarimas, ar ne toks kontroversiškas, bet kažkoks. Bet susitarimas vis tiek. Tai suprantama, kad yra daug vidinių problemų, yra daug išorinių. Jūsų Giorgia Meloni irgi labai įdomi persona, viduj valstybės jį vienokia, Europos Sąjungoje jį kitokia, toks irgi labai įdomus personažas, sakyčiau. Italija yra labai įdomi valstybė. Aš tikrai 100% pritariu, ten visko daug, viskas vyksta, viskas labai intensyvu, sakyčiau, taip. O Lietuvoje yra šiek tiek ramiau. Tai gal tas tau ir patiko, kad biškai taip, čia yra taip biškai labiau angliškai chill. Ramiau truputėlį, ar ne? Būtinai. Žinai, jeigu noriu tokie spicy, aš galiu atostogauti. Faktas. Bet gyventi yra per daug minusas dabar. Nes daug kas romantizuoja labai, manau, Italiją, labai romantizuoja Romą, romantizuoja kaip Prancūzija, Paryžius, tas pat turi tokie. Nes gal
aš gal dar nebuvau gimta. Dar nebuvau gimęs. Dar nebuvau gimęs. Aš galiu įsivaizduoti, nežinau, 1970, 80 buvo gal geras laikas. Ir kaip mano tėvais paaiškino, daug galimybių, kaip Vilnius jausmas biški. Viskas nustatė, daug galimybę dirbti, nori keisti darbus, eisi biški, žinau, 10 pokalbis ir kažkur rasi gal geresnė. O čia aš dar jaučiu taip. Aišku, gal aš kaip itališko gimtą kalbą, dėl to gal ofisai, kažką su klientų aptarnavimu ar kažkur, kur pardavėjai, kur reikia italų kalbą, turiu šitą dalyką. Man net turiu daug lietuviai draugė, kad studijuoja vis skirtingas kalbas, skirtingose vietose. Skirtingas skiriasi. Studijuoja skirtingus dalykus. Skirtingus dalykus ir rado darbą į savo... O Italija sunkiau, nėra taip. Daug žmonių studijuoja, po to nieko negali rasti, į ko studijuoja. Jeigu per stebuklas rado tokie darbus, po to yra tokia darbo kultūra biški toksika, nes nėra labai lengva rasti kitų darbus. Ir savininkai žino, ir biški mes turime tokią seną latino sistemą, kur... Išnaudoja truputėlį. Nelabai... Darbo kultūra nėra dar labai... Aišku, yra ir Italija exceptions, like startups, kažkas įdomu, kur... Bet mažiau vis tiek, negu miestas kaip Vilnius, kur viskas koncentruota čia, nes mes irgi turime daug didelį miestas, aišku, Milanas yra biškai daugiau koncentruota, bet, žodžiu, supratau, žinok, aš labai suprantu puikiai, nes man atrodo, Italijos biurokratija yra panašiai į Ispanijos biurokratiją, o aš gyvenau Ispanijoje irgi šiek tiek laiko, 1,5 metų, 2 gal net metus, ne, 1,5 gal. Kur Ispanijoje? Gyvenau Granadoje, taigi Andalūzijoje. Ir studijavau Granados universitete taip pat ir per universitetą aš pajutau, kaip veikia biurokratija Ispanijoje ir nėra taip sklandu, kaip tarkime Vilniaus universitete, nes aš dabar esu Lietuvoje, nes turėjau pusmetį Vilniaus universitete, studijavau čia. Ir aš galėjau palyginti, kaip veikia viskas, kaip susirašinėjimai su dėstytojais veikia, kaip veikia internetinės sistemos. Vertimas iš ispanų į anglų kalbą, nors turi būti, bet neegzistuoja. Tiesiog, labai juokinga, aš visiems šitą pasakoju. Žinai, mūsų studijų programa yra tokia europinė, tai Europos studijos, ar ne? Tai anglų kalba turi būti visose 4 universitetuose, kurie yra šioje programoje. Ir kai nori paspausti, išversti iš ispanų į anglų kalbą, pakeisti kalbas, yra toks ilgas failas, viršui parašyta, ten žinai, table of contents, ispaniškai. Ir išverčia tik tai pavadinimą table of content, o viską palieka ispaniškai, žinai, tipo, išvertėm viskas, galim važiuoti toliau. Aš galiu suprasti šitą, čia kitą dalyką, sakai irgi, kaip man biški, kaip pasakyti, labai sunku. Lietuvoje yra Baltics. Baltijos šalyse. Viskas yra daug digitalizuota, ir skaitmenizuota. Švarų sistema, viskas, ir kaip atidarau restoranas irgi su savivaldybė, man labai, gal yra žmogus Lietuvoje irgi, kad sako, tipo, aš blogai su ilgai su savivaldybė, bet būna blogiau. Būna blogiau. Italijoje, Ispanijoje yra tokie tikrai sunku kartais, nes atrodo, kad esam anksčiau 30 metų ir nesuprantu kodėl, nes čia yra, nes galvoju, ne tik dydis nėra, nes daug žmonių yra, pietus Europa yra biški kitaip negu šiaurės Europa, nes aš galvoju, kad vis tiek, kur yra daug žmonių, kur kaip vis tiek Anglija ar Vokietija geriau dirba su su savivaldybė ir viskas, negu būtinai, negu Italija, Graikija, Ispanija. Ir tada jie, nežinau, man kažkaip biurokratija, yra kitokia, aš pastebėjau. Ir aš manau, kad iš to, ką aš girdžiu, Italijoje yra panašiai kaip Ispanijoje. Ir pasakyk, ar tai tiesa, nes Ispanijoje taip yra. Labai sunku turėti savo verslą. Arba labai sunku būti freelanceriu. Ar ne? Nes jeigu tu dirbi pagal ten kokią nors individualią veiklą, ar ne, tu nesi įdarbintas įmonėje,
labai dideli mokesčiai. Turiu omeny, tau reikia mokėti valstybei labai daug. Taigi, Ispanijoje visi jauni žmonės svajoja turėti kokį nors darbą banke, ofise, įmonėje. Niekas nenori pradėti savo verslo, nes labai sunku. Ispanijoje, nežinau kaip Italijoje, gal Italijoje šiek tiek lengviau. Dabar nežinau specifinį su individuali veikla, jeigu negaliu palyginti. Turiu draugę ir mano žmona čia dirba su individualiu veikla. Buvau anksčiau palyginti, bet dabar nebeprisimenu. Man neatrodo, kad Italija buvo baisiau. Aišku, mokestis Italija sunkiau, ne tik su individuali veikla, bet ir tipo kaip su MB itališkas būtų didesnė. Bet žinau, kad Lietuvoje irgi nori biškai pakelti, girdėjau. Po truputį kelia. Po truputį. Tada, dabar aišku, Lietuvoje geriau dėl mokestis bet aš galvoju, yra biškai, yra visa kultūra, čia reikia investiguoti, yra daug taškelių visi kartu, kur duoda tokį rezultatas, kur nelabai advanced technologically, nesaugu dėl kito, bet viskas, aš galvoju, yra biškai kartu tokia sistema, vis tiek yra dėl nuo viduje, nežinau kaip, nes irgi saugumai yra dėl vis tiek irgi kartu su biurokratija, kad nedirba labai per lėtai procesas daro ant korto. Teisme. Teisme viską procesas yra labai lėtai. Žmogus turi 40 kartą policija paėmė, bet sumoja. Kažkada teismas. One day in the future, someone. Kažkada ateityje. Gal paims, deportuos, arba jeigu italas kalėjimas daug metų, bet kažkada, o iki tokio dienos yra laisvas. Ir turime tokia daug biški anarchija situacija ir nežinau, man atrodo, Lietuvoje mažiau yra tokia, viskas greičiau ir turiu tokį jausmas. Aišku, gal dar mažas šalyje, bet ne... Mažoje šalyje su biurokratija visą laiką automatiškai. Jeigu ta biurokratija funkcionuoja, jeigu jinai nėra labai korumpuota, ar ne? Nes korupcija dažnai sulėtina procesus, faktas. Aš nesakau, kad Lietuvoje nėra korupcijos, bet aš manau, kad šiais laikais yra žymiai mažiau, negu, tarkime, buvo anksčiau, arba gal yra kitose šalyse. Mūsų ta demokratija visai funkcionuojanti, visą laiką gali būti geriau, faktas. Aišku. Dabar mes irgi turim daug nusiskundimų su dabartinė mūsų valdžia, irgi toks yra, kaip pasakyti, daug klausimų, daug klaustukų kyla, bet, reikia būti tokiems nuoširdiems šiuo atveju, kad tikrai gali būti blogiau. Tikrai gali būti blogiau ir gal dėl to ta biurokratija visai neblogai funkcionuoja, nes maža šalis, nėra jau tiek daug korupcijos. Ir turim, ką turim. Tai čia yra didelis pliusas. Teisingai. Italija didelis problema, korupcija nuo anksčiau buvo gal... Turim visą juk šitus stereotipus apie mafiją. Čia yra faktas. Ar manai dar vis egzistuoja mafija? Egzistuoja, aišku, biškai keičia gal... Keičia kaukės. Kaukės ir normaliai, bet egzistuoja ir čia yra kitų, gal ir dėl to turime problemų, dėl daug pinigų investuoti, daryti naują infrastruktūrą, bet tokie pinigai neeina ir viskas sustoja, arba yra padaryta labai blogai, arba ir su teismas tas pats, gal nėra užtenka pinigai, nežinom, kur eina ir nėra užtenka pinigai sutvarkyti tokį didelį šalis, nes kai mes sakom suvalgau ir jaučiusi rezultatas. Žinai, kas dar pas mus yra visai neblogai, pastaruoju metu pastebėjau, mes turim labai stiprią žurnalistų kultūrą. Pas mus šie žurnalistai, kurie tyriamieji žurnalistai, jie labai gerai dirba. Jie labai priverčia policiją dirbti, nes buvo keletas tyrimų, kurie buvo nutraukti. Tada žurnalistai sako, palauk, kodėl nutraukė tyrimą? Suranda patys informaciją,
nusiunčia policijai informaciją, žiūrėkit, yra taip, taip, taip ir taip. Ir ta policija atnaujina tyrimą. Tai tarkim, aš pastebėjau, kad va ši karta žurnalistų, kur dabar yra, jie super gerai dirba ir jie padaro institucijas labiau atsakingas. Turime, bet be šios žurnalistų kultūros, kas yra civilinė visuomenė iš esmės, man atrodo, netaip gerai funkcionuotų. Kai sakai, dar žurnalistų kultūra, aš galvoju, nėra tik žurnalistų kultūra, yra tikrai jūsų žmonės kultūra. Nes žurnalista be jums nieko neturi jėgos. Jėgos yra žmonės, kad netoleruoja, kaip sakyti, netoleruoja kažką, jeigu žurnalista kažką rodo, kad biški minimalų ar didelį, kad nešvarus. Iš karto visi žmonės yra skandalas. O pas mums turime daug žurnalistų, kur daro, bet yra tokie, mes turime labai kairę ir dešinę pusę, labai stipresnę istoriją ir visi sako savo, visi rado skandalį iš kiekvieną pusę labai didelį. Ir mes pripratom, žodžiu, mes pripratom su korupcija. Jeigu nėra tokia didelį skandalas, pas mums yra tokia, yra gerai, mes žiūrim, įdomu, bet nieko nedaro, neskauda per daug, nes turi, pripratom. Čia blogai yra. Ir aš galvoju, o čia gerai, kad žmonės dar kovoja ir turi būti taip, ir kaip dabar. Geras pastebėjimas, nes jūs istoriškai turėjote dešinę, Musolinis, tarkim, tokią radikalią dešinę, ir turėjote kairę, ar ne, stiprią kairę. Mums lietuviams kairė asocijuojasi su totalitarizmu. Pas mus komunistų partija, pavyzdžiui, uždrausta. Čia negali būti net simbolikos, tiesiog aišku. Didelis banas, ar ne, uždrausta. Bet mes dar neturime radikalios dešinės. Yra keletą politikų tokie dešinė, stipri, bet dar netokia radikali. Ir pas mus dažniausiai ginčai vyksta centro partijose. Centro kairė, centro dešinė. Tradiciškai dvi partijos. Ir tie skandalai, jie nėra tokie, jie intensyvūs, bet jie nėra antiek politiškai įkrauti, galbūt kaip Italijoje. Pas jūs tas politinė tokia įkrova, istorinė, ta tokia, kur labiau yra į kraštutinumus einančios partijos. Turiu minį, šitam visam diapazone yra tiesiog daugiau visko gali įvykti, atrodo. Nepagalvojau apie tai, labai įdomu. Labai įdomu, gali būti, kad dėl to visuomenė yra pripratusi prie tų tokių intensyvių skandalų. Ar ne? Nes čia dešinė, čia žinai kaip Amerikoje truputėlį, demokratai ir republikonai, ar ne? Respublikonai. Tai va, bet tebūnie, tiek apie tą politiką, tiek apie tą kultūrą, dar truputį apie tave, nes aš žinau, kad tau neužilgo reikės bėgti į ofisą atgal, bet kol esi Laiko skraidžio. Sakiau, tu rūpinaisi, kad čia blemba, aš taip ilgai lietuviškai iškalbėsiu. Bet kalbant apie lietuvių kalbą, kaip papasako, kaip tu pasiekai šį lygį, nes mes kalbamės laisvai, man jokių problemų tave suprasti, tu aiškiai reiški savo mintis. Gal kartais pritrūksta kokio žodžio, bet ir man pritrūksta kartais kokio žodžio, tai normalu. Tai va, kaip tu pasiekai šį lygį, kurį dabar turi? Galiu pasakyti, nestudijavau. Dėl to mano gramatika yra nulis, aš galvoju, deklinacija kaip... Mes linksniavimas. Linksniavimas, nežinau kaip linksniuoti, linksniuoti, bet nežinau, nelabai noriu investuoti laiko studijuoti, nes yra tikrai didelė investicija. Gal po biškį, kai mano gal sūnus pradės išmokti, aš irgi išmoksiu, gal padės su sūnu. Bet dabar, ko norėjau padaryti, yra kalbėti su šito darbo padeda, nes kiekvieną dieną kalbu su klientai ir nuo pradžių, kai pradėjau čia gyventi, aš bandau nekalbėti angliškai. Visi, aišku, dabar yra lengviau nekalbėti angliškai. Iš pradžių buvo labai sunku, nes visą laiką biškai angliškai reikėjo, bet ir visi norėjo gal man padėti ir kalbėti angliškai, bet aš sakau, ne, bandyk lietuviškai, o dėl to po biškai mokėjau. Aišku, dabar yra beveik 10 metų
nemažas laikas, normaliai, kad kalbu, bet... Iš bendravimo pagrindė, ar ne? Tiesiog tu nusprendėjai nekalbėti angliškai ir nusprendėjai bandyti visada kalbėti lietuviškai. Teisingai, tik taip, nes su žmona namuose kalbu angliškai. Taip. Nes kai mes pradėjom būti kartu, angliškai buvo bendra kalba, jie dabar gali itališkai kalbėti, aš ir lietuviškai, bet vis tiek lengviau angliškai ir mūsų kalba yra angliškai. Visiškai normalu, aš kalbėjausi su labai daug žmonių šitoj tinklalaidėj, kurie turi antrą pusę, kuri yra iš Lietuvos. Ir jeigu tu sukuri santykius anglų kalba, jūs pažįstate viens kitą anglų kalba. Tarkime, ji pažįsta Danielę anglakalbį, ar ne? Teisingai, nes keičiam per... Taip, faktas. Kai kalbi itališkai, tu esi kitoks žmogus, kai kalbi lietuviškai, tu vėl kitoks žmogus. Taigi jinai pamilo tave anglakalbį. Gerai. Kas normalu. Man reikia patestuoti, pažiūrėti, jeigu ar dar mylės lietuvišką variantą. Geras. Tai va, tai labai super. Tai tu niekada nesimokei tradiciškai, kaip pasakyti, gramatikos ir panašiai, bet tu ir nebijojai atvažiavęs kalbėti lietuviškai. Nuo tos dienos, nuo dienos numeris 1, tu atvažiavai ir supratai, okei, aš kalbėsiu lietuviškai. Kaip gausis, taip gausis, kaip bus, taip bus. Taip, bet buvo viena dalyko, kur padeda, kad ypatingai anksčiau, prieš 9-10 metų, žmonės buvo labai stebina, ar labai džiaugsmi. Jeigu aš pradėjau kalbėti lietuviškai, 3 žodis ir jau visi, kaip gerai, o biški daugiau žodis, ačiū, kad kalbė. O šito irgi, nes jeigu tu nori išmokti itališkai, visi galvoja, užsienietis kalba itališkai, čia normaliai. Nieko tau nepadė. Sunku, kad aš galvoju, ir Ispanija galbūt tas pats, jeigu mokys ispaniškai, ar nėra, kad žmonių vis tau stebina, kad tu mokai ispaniškai, nes turime daug žmonių iš visur, kur mes galvojam, kalba mūsų kalba, čia yra normaliai. Jeigu nori čia gyventi, mes angliškai nekalbam, reikia komunikuoti. O čia ne, čia... gal irgi dėl pasta. Dėl praeities. Dėl praeities. Kad žmogus, kad gyvena čia arba lietuviškai, arba rusiškai, ir gal lietuviškai nelabai daug žmonių mokėjo. Dėl to aš galvoju iš karto, kad jeigu užsienietis kalba lietuviškai bus... Jei nori išmokti, žinai. Teisingai, jei nori išmokti, šito padeda daug, nes daug motyvacija. Taip, žinoma. Aš tai jaučiau Portugalijoje, nes žmonės Portugalija irgi yra mažesnė šalis, mes irgi sakėm, 10 milijonų gyventojų. Ir Portugalijai daug kas kalba angliškai, nes jiems reikia mokytis užsienio kalbų, kaip ir mums, mes irgi esam maža šalis palyginus. Ir jeigu tu kalbi portugališkai, bet su portugališku akcentu, nes yra brazilų portugalų kalba ir yra Europos, europietiška. Jeigu mato, kad tu kalbi europiečių portugalų kalba, jie būna, wow, kaip fainai. Žinai, ir jie su tavim nori bendrauti portugališkai, jie labai džiaugiasi, jie sako geras tarimas. Ispanija, tu kalbi, fainai, kad tu kalbi, fainai, kad man nereikia kalbėti angliškai, nes man sunku kalbėti angliškai, žinai. Ačiū Dievui, tu kalbi ispaniškai, davai, kalbam ispaniškai, pirmin. Tai va, Danielė, aš nenoriu tavęs per daug laikyti, tau reikia sugrįžti į darbą, bet labai norėjau su tavim pabendrauti daugiau, nes mes kartais čia aš pasiėmu maistą, mes pasikalbam lietuviškai. Žinai, bet trumpai, nes aišku, reikia darbas ir kiti dalykai, žinai. Tai ačiū, kad tu man skyriai šiek tiek laiko, kad mes daugiau susipažinom ir tikiuosi iki kito karto. Ačiū, gal į Portugaliją susitiksime. Gal Portugaliją. Jeigu būsiu, ten parašysiu, nes aš dar nebuvau Porto. Taip. Būtinai parašyk, jeigu būsi, padarysim antrą dublį. Taigi ačiū Jums, sėkmės ir iki kito karto, Danielė.